iš tikrųjų turėjome labai ilgą valandomis kelionę, kuri visiškai neprailgo, skrydis buvo naktinis, tai jame tik pavalgėme ir iš esmės vienaip arba kitaip užmygome pasivartę ant vieno kito šono. Atvažiavome į Johannesburgą, mūsų svetingai ir nerealiai pasitiko vietiniai CF Moto atstovai, suteikė visas įmanomas priemonės pasidaryti mums reikiamus darbus ir pavalgydino, žodžiu. Ta prasme, servisas kol kas tikrai yra nerealus. O šiandien praėjome administracinės bei techninės komisijas, esame pilnaverčiai jau šio ralio dalyviai, o rytoj dar keliausime mes šiek tiek į testo ruožus, pasižiūrėti, ar viskas iš tiesų iki galo yra gerai ir veikia. Kol kas dar nesuprantu, kad kitas gaublio galas, vienintelis dalykas, kuris kol kas yra kitoks, kad kažkokie surikatai aplinkų laksto, bet gamta nėra kažkom kitokia, nei kad kitose pasaulio pakraščiuose, kuriuose esame buvę, kad ir ta pati Albanija, visko čia po biški to, tik tai labai didelis skirtumas apskritai šalies kontrasto, tai nuo skurdo iki labai turtingų dalykų.